Labą dieną gerbiami dešimtokai ir devintokai, kurie domisi programavimu. Mes vėl toliau nagrinėjame tiesinio programavimo uždavinukus, juos analizuojame, aiškinamės. Ir šiandieną spręsimės jau iš 28 puslapio ketvirtą uždavinuką. Tai lėktuvas pakilo va šitą. Aš jau čia pasiruošiau tokį aiškinimo Word'e savo, kad aiškiau ir didesnėm raidėmis, kad jūs matytumėt, ką aš aiškinsiu. Tai dabar uždavinio sąlyga taip skamba. Lėktuvas pakilo iš oro uosto, kai buvo A valandų, A kintamasis, ir B minučių, B kintamasis. Lėktuvas ore praleido C minučių. Parašykite programą, kuri nustatytų, kiek bus valandų, B kintamasis, ir minučių, M kintamasis, kai lėktuvas nusileis. Atkreipkite dėmesį, kad C kintamasis reikšmė gali būti didelė ir lėktuvas gali leistis ne tą pačią parą. Parašykite programą šiam uždaviniui spręsti. Kaip panašiai kaip tavo. Pasitikrinkite, jei A lygu 23, B 55 ir C 14. Tai lėktuvas leisis, kai bus B lygu 0 valandų ir M minučių. Na, tai kokia čia dabar pirmiausia matematika? Pirmiausia, reikia galvoti, kokie bus duomenys, kokie bus rezultatai. Kas turi būti įvesta, paprašyta iš vartotojo, kas turėtų būti jau skaičiuota ir gauti kaip rezultatai. Tai lėktuvas pakilo A valandų ir B minučių. Čia duomenys. Tai ir A prašysim, ir B prašysim, kad duotų. Lėktuvas skrido C minučių. Irgi prašysime C. Taip. Dabar rezultatai, kelintą valandą nusileido, tai kintamasis V, ir kiek minučių po pilnos valandos nusileido M kintamasis. Tai mes matome, ko mes prašom, taigi vartotojo mes paprašysime, kad įvestų mums, reiškia, kintamuosius, apsirašė kintamuosius veikų tipo, tai A, B, C. Būtų gerai, kad taip kaip pas mane pasirašytumėt, ką reiškia kiekvienas kintamasis, kad nesusimaišytumėte. Ir toliau papildomas kintamasis atsiras, kad minutėm pasiversti, ne? Ir valandos bei minutės, kada atskrido, ne? Lėktuvas. Tai čia mes apsirašėme kintamuosius. Viskas yra sveiko tipo. Nes valandos turime, minutės skaičiai, po kablelio čia nebus. Ir toliau paprašom, kad tos kintamosius suvesti. Aš jau pratinu jumis, kad jūs vienu srautu susivestumėt viską. Tai CIN, A, B, C per tarpą ir įsivedate. Na, visą, ką mes šitą įsivesime, paversime minutės, kad nebūtų paskui kažkokio mėtymosi, tai visą ir valandas, ir minutės, visą kitą sudėsime, o valandas padaugysim 60 minučių, kad gautume minutės, ir viską paverčiame į minutės. Tai va čia viskas bus minutės, ne? Randame valandas ir minutės. Tai viską, kur jau bus viskas, padalinsime į 60 ir padarysim liekaną iš 24 valandų, kad matytume parą, ne? Na ir viskas, kada jau čia kintamasis viskas kintamasis. Liekaną padarom 60, tai valandų, tai valandą žinosime, tai bus priskirta prie minučių, tai bus priskirta prie minutės. Tai V kintamasis yra valanda iš 24 valandų, o čia bus 60 minučių. Na va, ir kintamojo aprašymas yra jums aiškus ir jūs dabar matote CAUT eilutę, tai yra ištisinė eilutė bus, kada lėktuvas nusileido, valandas ir kintamąjį V parodyti, taip pat ir minutės, V atsakingas už valandas, o minutės už minutės, kiek minučių. Na, pažiūrėkim, kaip šita programa veikia. Štai jinai parašyta taip. Dabar darysim viską, kaip vadovėlyje reikalauja autoriai. Tai suvedame laikus, kurie mums nurodyti. Tai yra 23A, B 55 ir C 14. Tai 23 tarpą būtinai darome, jeigu
užmiršote, kad tai suvesti iš eilės negalima, nes gausis vienas skaičius, 55 tarpas ir 14. Nu va. Tai ir matome, kaip ir vadovėlio autoriai sako, kad taip suvedus tokius duomenis turėtų parodyti jums valandos 0, o minutės 9. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad supratote, kaip išspręsti. Galite, aišku, ir kitokiais būdais tą matematiką išreikšti. Va, kas įdomiau padarys, to ir bus geriau. Tai ačiū, kad žiūrėjote.